jaunoji Kėžių kaimo gyventoja, agresyvioji Ingrida Kraštytė savojoje Kupiškio miesto žemės ūkio mokykloje per pertrauką šalia vaikinų lauko rūkyklos siūlosi save pačiai įsimylėtam vaikinui Mindy mainais už rimtą draugystę, bet buvo tik jo niekingai atstumta. Kuo ta Ingrida mokykloje vis daugiau bendravo su pirmakursiu statybininku Minde, kuo daugiau laiko pavykdavo praleisti su juo kartu, tuo vis daugiau ir fiziškai Ingrida pradėjo dabar jo geisti. Ji ilgainiui rimtai pradėjo svajoti apie artimą draugystę, santykius, seksą su šiuo vaikinu ir net naktimis tai sapnuoti. Kėžietė, pardavėjo ir prekių žinovo profesijos mokinė, buvo net visai rimtai suplanavusi prarasti savo nekaltybę tik būtent su Minde, ne kuo nors kitu. Bet nors tarpusavio bendravimas tarp šių jaunuolių ir vyko, Ingrida visame tame vis tiek vis dar jautė kažkokį netikrumą, apčiuopiamą šaltumą ir vis dar nesijautė tikrosios meilės konkretaus sklidimo iš to vaikino pusės. Tai jai ir neleido būti iki galo ramiai dėl draugystės. Tuo metu savo mobilaus telefono abudu dar neturėjo, tad susitikti galėjo tik mokyklos koridoriuje, o kadangi tas Mindė buvo rūkantis, tai jam Ingrida kartais dar ir cigarečių nupirkdavo, norėdama jam įsiteikti. Galiausiai viskas išaiškėjo vieną pavasario šiltą dieną, kada Ingrida nusekė Mindy iš paskos tiesiai į rūkyklą ir ten jam pagaliau atvirai pasiūlė savo jausmus, savo draugystę ir visą savo kūną, net pakėlė rūbus ir atvirai parodė savo krūtinę. Viskas tik tam, kad būtų pagaliau pradėta tikra ir nuoširdi draugystė, mergina pareiškė, kad yra sutinkanti jam net ir atsiduoti kūniškai. Bet Mindė smogė jai atgalio savo šaltu atsaku, jis jos nemyli ir niekada nemylės, jam netokios įkyrios ir atžarios merginos reikia gyvenime, o tik tokios, kuri būtų pakankamai ramaus būdo ir iš tikro būtų mylinti. Ingrida buvo atstumta. 2004 m. balandis štai detalus, dramatiškas ir psichologiškai tikslus šio lemtingo 2004 m. balandžio mėnesio pokalbio atkūrimas mokyklos kieme. Aplinka ir atmosfera vieta – Kupiškio žemės ūkio mokyklos lauko rūkykla. Pavasario saulė, aplinkui girdėti kitų vaikinų balsai, juokas, jaučiamas pigių cigarečių dūmų kvapas. Kontrastas – pirmakursis Mindė stovi atsipalaidavęs su smilkstančia cigarete rankoje. Antrakursė Ingrida, įsitempusi nerūkanti, stovinti arti jo, bandanti pagauti jo žvilgsnį. Dialogo eiga, nuo įsiteikimo iki skaudaus lūžio. Ingrida prieina arčiau, bando kalbėti švelniau nei įprastai, bet balse jaučiasi vidinė agresija ir nekantrumas. Minde, tavo mėgstamos. Nupirkau koridoriuje iš vieno bičo. Mačiau, kad tau jos jau baigėsi. Mindė, paimdamas pakelį, trumpai linkteli, užsirūko naują cigaretę, dėkui. Gerai pavasarį lauke, ane? Ingrida neapsikenčia to bendro, šalto tono, žengė žingsnį į jo asmeninę erdvę. Mindė, man nusibodo tie žaidimai koridoriuose. Tu pastoviai kažkoks šaltas. Mes bendraujam, būnam kartu, bet tu lyg tyčia manęs neprisileidi. Aš naktimis nebemiegu, tu man sapnuojasi. Aš noriu, kad mes būtume pora. Rimtai. Tik aš ir tu. Mindė išpučia dūmus į šalį, susiraukia, bando išlaikyti distanciją. Ingrida, taigi mes ir taip pasišnekam per pertraukas. Ko tu čia dabar pradedi? Nespausk tu manęs. Ingrida, jos balsas pakyla, kaimo merginos užsispyrimas ir aistra prasiveržia. Ji nori garantijų čia ir dabar. Nei Mindė, tu nesupranti. Aš tave įsimylėjau. Aš viską dėl tavęs padarysiu. Aš nieko kito, jokio vyro neprisileidžiu, man niekas nerūpi, tik tu. Nori draugystės? Tikros draugystės? Aš tau atiduosiu viską. Save visą. Savo kūną. Kulminacija, pasiūlymas ir atstūmimas. Ingrida staigiu agresyviu judesiu sugriebė už savo drabužių krašto, pakelia juos į viršų, atverdama savo nuogą krūtinę tiesiai prieš jo akis. Pasimato gražiai atrodančios, apvalios jaunos merginos krūtys. Žiūrėk. Aš visa tavo, Mindė. Aš nieko neturėjau, laukiau tavęs. Aš pasiruošus tau atsiduoti, daryk ką nori, būkim kartu, tik sakyk, kad būsim pora. Mindė atšoka pusžingsnį atgal, jo veide pasibjaurėjimas ir sutrikimas, jis greitai apsidairo, ar niekas nematė.
Laimė tas kitas su juo kartu rūkęs vaikinukas jau ką tik vos išėjo lauk ir paliko juodu tik dviese, tu visai išprotėjai. Nuleisk tuos rūbus, kas tau darosi, boba. Ingrida, rūbams nusileidus už skaidrių jos akinių stiklų josios akyse pasirodo ašaros, sumaišytos su pykčiu, kodėl tu toks. Aš tau siūlau viską, o tu stovi kaip stulpas. Nematai, kaip aš tave geidžiu. Mindė, jo balsas tampa ledinis, griežtas ir visiškai abejingas, štai todėl, Ingrida. Nuleisk garą. Aš tavęs nemyliu. Ir niekada nemylėsiu. Pažiūrėk į save, kas tu per panamokinė esi, tu amžinai įkyri, atžari, tu mane spaudi į kampą. Man nereikia tokios merginos gyvenime. Man reikia ramybės. Man reikia tokios, kuri būtų rami ir tikrai mylėtų, o ne tavo tų amžinų senų ir agresijos. Viskas. Palik mane ramybėje. Pokalbio pabaiga. Mindė numeta nuorūką ant žemės, sutrypia ją batu, nusisuka ir greitų žingsnių dingsta už kampo, eidamas link mokyklos paradinių durų, palikdamas Ingridą stovėti vieną rūkykloje. 2004 pavasario šiluma Ingridai akimirksniu virto visišku emociniu šalčiu ir pažeminimu.